pernai metais, 2022 metais įsikūrė toksai profesinių kompetencijų tobulinimo centras. Ir jisai parengė socialiniams darbuotojams, parengė gairias, kaip elgtis su suverenais. Suverenai visi tie, kurie nenori paisyti valstybės įsakymų, ministrų įstatymų, valstybės įsakymų, nu, žodžiu, tie, kurie priešinasi. Nu, vat, dabar tėvai, tarkim, sako, mes neleisim vaikui gyvenimo įgūdžių programą, o ministro įsakymų gyvenimo įgūdžių programa yra patvirtinta kaip privaloma ir jie patenka į suverenus, kaip sakyti, automatiškai, ar ne? Automatiškai. Tai vat šituose gairėse, kurios yra ir pagal parengtos, jūs jas laisvai galite susirasti, internete jos yra labai daug kur sudėta ir profesinių tobulinimo kompetencijų centre, bet vienas sakinys tai tikrai labai užangažavo ir norėčiau jį pacituoti. Taip pat reikia skatinti gyventojus nelikti abejingais ir pranešti socialiniam darbuotojui, policijai apie visuomenės taisyklės ir normas pažeidžiančius asmenys. O, skundimai. Taip, ką jums primena? Nu, man kaip istorikai tai kai ką primena. Tai va, tai yra labai įdomu, reiškia, į socialinių darbuotojų pareigybės dar įeis ir šitas. Jie dabar yra socialinių, reiškia, šitų profesinių kompetencijų tobulinimo centras, apmoko, kaip elgtis su suverenais. Stebėti ir